Gruodžio 1 diena. Šiaurės ašigalio būstinė. Iki kalėdų liko 24 dienos. Toli, bekraštėse šiaurės ašigalio plynėse, ten, kur lauko temperatūra siekia 40 laipsnių šalčio, o pašėlęs vėjas nepaliaujamai taršo snaigių verpetus, ten, kur nevažinėja traukiniai, neskraido lėktuvai, o automobiliai neberanda kelio, išsidėstęs didelis kalėdų miestas. Jame tūkstančiai mažų, tarsi iš imbieninės tešlos nulipdytų namukų su raitytomis pastogėmis, ledo kaminais, raudonomis plačiomis durelėmis su sagutėmis ir kreivomis nuolat užpustytomis tvoromis. Visi šio miesto nameliai yra keliomis eilėmis išsidėstę ratu aplink didžiulį centrinį namą su storiausiomis langinėmis, dengiančiomis apšalusius, šalčio išmargintus stiklus. Kiekvieną namuką supantis takelis yra kruopščiai nuvalytas, lyg kiemsargis norėtų pagauti kiekvieną ant grindinio krintančią snaigę. Ir ne veltui, nes šiek tiek palūkėjus, pūga gali pridrėbti tiek sniego, kad miestelėnai amžiams liks įkalinti savo trobelėse ir negalės atsidaryti durų. Štai kodėl tokios svarbios ir smagios yra kiemsargio bimolio pareigos šiame mieste. Išdidžiai vaikščiodamas Varveklio gatve, kas 10 žingsnelį jis vis pašoka į orą ir apsisukęs ratu suploja delnais. Visi kaimyninių trobelių gyventojai myli ir gerbia vieni kitus. Ir visų atliekami darbai yra vienas už kitą svarbesni. Visus metus kalėdų mieste netyla įvairūs garsai. Kala, birbia, dūzgia, bruzda, čia nuolatos skamba juokas ir daina. Vietiniai gyventojai yra vienas į kitą panašus. Visi dėvi žalias kailinės liemenes su šilkiniais raišteliais, avys storapadžius batus, kaustytus sidabrinėmis snaigėmis, mūvius storas dryžuotas kojines, o po kaklu yra pasirišę šiltus dryžuotus megztus šalikus. Tiesa, šaliko spalvos dažnai būna pačios įvairiausios, nes vietinėje mezgykloje apranga gyventojams yra mezgama iš nuo pagrindinių užsakymų likusių skirtingų siūlų likučių. Tačiau svarbiausia ir išraiškingiausia aprangos detalė yra plati raudona kepurė, puošta baltu kailiuku ir didžiuliu bumbulu. Visi nuolat skuba atlikti svarbiausius darbus, tad kepurė dažnai užkrenta ant akių, nuslenka iki nosies galiuko ir miestelėnai atrodo tarsi mažos, stropiai ir atsakingai dirbančios skruzdėlytės lakstančios siauromis gatvelėmis. Štai kodėl kalėdų miesto gyventojai iškilmingai vadinami elfais. Ei, nubuskite visi, sušuko nykštukas vardu 365. Įvyko visų laikų baisiausia kalėdinė tragedija. Šis elfas keistų vardu visuomet sukeldavo miestelio gyventojų sąmyšį ir taip nenoromis paįvairindavo rames ir vienodas dienas. Reikia paminėti, kad ne visi kalėdų miesto gyventojai turi tokius neįprastus ir keistus vardus. Čia sutiksime senąjį elfą Joną Augustiną, atsakingą už saldų gyventojų miegą, kitaip tariant, už įdomios pasakos skaitymą vakarais. Gretimoje trobelėje gyvena elfas Brūkšniukas. Jo svarbiausia pareiga – pašto korespondencijos tvarkymas. Elfė Karamelė – saldumynų gamybos vyriausioji specialistė, o siuvykloje stropiai darbuojasi ir už visų miestelėnų dėvimą nepriekaištingą aprangą yra atsakingas elfas Loris. Elfų vardus ir jų pareigas galima būtų vardinti kiaurą parą, o galbūt laiko prireiktų net ir iki kalėdų. Tragedija, nelaimė, garsiai šaukdamas gatvelės viduryje, skėsčiojo rankomis 365, einantis garbingas kalendoriaus stebėtojo pareigas. Tai iš pirmo žvilgsnio galėjo atrodyti labai paprastas darbas, tačiau gerai pagalvojus, nuo jo priklausė sklandus ir gerai suplanuotas visų miestelėnų gyvenimas. Visi elfai išgašę pilnomis akimis sužiūro pro pravertus langelius. Kas atsitiko? Susirūpino Edis. Jis visuomet atsidurdavo įvykių srauto sūkuryje.
nes buvo atsakingas už vietinio laikraščio leidimą. Kokia tragedija? Košmaras, toliau šaukė 365. Mes pražiopsojome Kalėdas. Žiūrėk, šį rytą žvilgtelėjau į kalendorių, kabantį ant sienos prie lango ir pamačiau datą. Sausio 1. Mes pametėme visą mėnesį. Nelaimė, kokia nelaimė, aimanavo susirūpinęs elfas. Kas dabar bus? Kalėdų miestelėje akimirkai įsivyravo mirtina tyla. Visi pasimetę žvalgėsi vienas į kitą, nežinodami nei ką pasakyti, nei ko griebtis. Tarp miestelėnų palaipsniui ėmė kilti panika. Ką dabar daryti? O kaip kalėdinės dovanos? Ar senelis girdėjo šią baisią naujieną? Kokia neviltis ištiko pasaulio vaikus? Dejonės, ai ir oi sklido iš visų kampelių. Šurmulio įkarštyje lėtai prasivėrė kraštinio varveklio gatvės namelio durys ir pro jas tingiai nosį iškišo elfas Dinderis. Tai buvo vienintelis šio miestelio gyventojas, neturintis jokių pareigų, nes didžiąją laiko dalį jis paprasčiausiai miegodavo. Prabusdavo tik, kai išalkdavo, o pavalgęs vėl akimirksniu pradėdavo knarkti. Įsusukęs į šiltus patalus, išlindęs iš savo namelio, Dinderis dažniausiai būdavo aptinusiomis akimis, suveltais plaukais, užkimęs ir suglamžyta kepure. Loris, pamatęs, kaip netausojami jo siūti apdarai, visą laikį širsdavo ir nekalbėdavo visas 10 minučių. Šį kartą Dinderio kepurė buvo tokia pati, kaip ir kitais kartais, susiglamžiusi, susisukusi, o jos bumbulas kabėjo atvirkščiai nei jam derėtų, tiesiai tarp dviejų užtinusių akių. Kodėl keliate tokį triukšmą? Kimiu balsu paklausė Dinderis. Naktį langus varstė pūga, o štai ir rytą ramybės nėra. Neleidžiate man išsimiegoti. Ką tu čia paistai, supyko Edis, tau tik miegai galvoje, papriekaištavo. Mes nuvylėme pasaulio vaikus. Štai 365 šį rytą pastebėjo, kad staiga kažkur pradingo visas mėnuo. Vakar savomis akimis regėjau lapkričio 30-ąją, o šiandien jau sausio 1. Neregėtas nematytas atvejis. Dinderis tingiai pakraipė mažą galvelę, stengdamasi suprasti, kokia katastrofa ištiko jį ir jo draugus. Mąsliai pasikasė pakaušį, bandydamas sugalvoti, kaip išspręsti iškilusią problemą. Tik staiga iš susiraičiusios jo kepurės kailiuko iškrito ir besiplaikstydamas į šonus ant nušluoto grindinio nusileido susisukęs lapelis. Kasgi čia, nustebo Dinderis, panašu į kalendoriaus lapelį. Atvertęs kitą popieriaus skiautelės pusę, Dinderis rado užrašą. Gruodis. Valio, sušuko, aš pats geriausias, protingiausias ir gražiausias, ir pasišokinėdamas nulėkė pasisirūpinusi 365. Tai buvo vienintelės 5 minutės Dinderio gyvenime, kai jis pamiršo visus miegus ir nuoširdžiai džiaugiasi, kad gali būti naudingas Kalėdų miestelio gyventojams. Jis lėkė tarytum superherojus, iškėlęs ranką aukštyn ir visiems demonstravo dingusį metų gabalėlį. Kol susirūpinę nykštukai sprendė, atrodo neįveikiamą galvosūkį, kaip grąžinti Kalėdas, Dinderis skubėjo gatvele visiems šaukdamas. Aš radau prarastas dienas. Pūga naktį nuplėšė 365 kalendoriaus lapelį ir pro atidarytą langą atnešė jį man. Mes nieko nepraleidome. Šiandien yra gruodžio 1, žiemos pradžia ir mums dar liko visas mėnuo. Tai buvo pati džiugiausia naujiena ir pati geriausia metų diena Kalėdų miestelio gyventojams. Gruodžio 1. Visi elfai apsupę Dinderį ratu, dėkojo jam, glėbesčiavo, mėtė jį į orą ir pažadėjo daugiau niekada nepriekaištauti už tai, kad jis kiauras dienas miega ir neturi jokių pareigų. Net Loris atlyžo ir nepyko už suglamžytą kepurę, o pasisiūlė pasiūti naują, dar gražesnę, su dar didesniu bumbulu.
o Edis patenkintas nukulniavo rašyti apie tikrą sensaciją rytdienos laikraščiui. Taip džiugiai prasidėjo paskutinis metų mėnuo ir pirmoji žiemos diena, o su ja ir intensyvus Kalėdų šventės laukimas Šiaurės Ašigalio gyvenvietėje.